To pokalbio metu čia pat guli ir galima pradėti aušti prie jo kvepyklos ir pažiūrėti, ar jis gyvas. Ne, tai jis gyvas, jis mėga, bet nežino, kurioje vietoje baigėsi spektaklis. A kam, kad pratęs nuo tos vietos? Tau po to pratęs. Man nereikia to spektaklio, man mažiausiai, kur reikia, tai kažkaip dvesinti. Ane sako, aš galvoju, kad reikia. Tada tą blanknotą išmetu. Ne, suvalgau. Tu sakai, ką jūs ten suvalgėt? Sako, aš užsirašiau, nuo kurios vietos Raudonkepuraitė pratęst. Tada aš sakau, aš mielai, jeigu vaidintumėt jūs. Ir vaidintumėt, kad jūs Raudonkepuraitė, o aš senelė. Ir jūs atsisėstumėt šalia ant kėdės ir mes su jumis turėtume darbo pokalbį. Ir jis sako, aš sugalvoju kitaip. Žiūrėkit, nueina už tos baltos maršus, pažemina tą lempą, kad matytųsi jo, jisai mėga ant nugaros ir matosi valą, sako, panašus į senelę. Jo šešėlis, pastatė lempą jam žapalės, sakai, panašu, čia jau viduj trubelį. Tai reikia akinius uždėti, kad būtų. Ir jinai tada sako, o dabar Raudonkepuraitė matot, jinai pati atsistoja. Kaip šešėlis, ne? Jo, matau. Ir matai, kad chalatą nusijima. Ir sako, dabar Raudonkepuraitė atsisėdo senelį ant veido. Ne, šitaip nereikia. Tegul pradžiai jinai pasisuka. Tu sakai, ne taip buvo, ne taip. Tegul jinai pradžiai pasisuka į senelę šoną, kad matytųsi mažylės tipo vūkai. Šiškas. Ai, tu sakai, matau. Jis sako, ir tada. Gražino Raudonkepuraitė. Sako, palauk, ai, sako, tada Raudonkepuraitė klausė, kodėl pastatė tokia didelį burną. Jebalį. Kad to mane tas mėga, tas negali atsakyti. Tada šitam seselė pažemina balsą ir kalbasi. Paima tą tokį, jo, jis turi tą aparatą, kur čia kalbėt, kur prideda tą aparatą, sako, kad tave geriau valgyčiau. Ir jis sako, ir tada Raudonkepuraitė atsisėdo senelį ant veido. Ir atsisėdo, ką? Labai gražiai pasako. Gražiai pasako. A tu žiūri, tu tada keli ranką. A nevato, kad tu keli ranką, nes tau pusiai tamsu. Taip. Sako, ko tyli? Tu sakai, aš keliu ranką. Sako, aš nematau, kad keli ranką. Sakyk, ką nori sakyti. Sakai, tu sakai, dabar aš noriu spektaklį parodyti. Sako, tuoj palauk. Šoka nuo senelės veido. O tas neprabudo? Ne. Senelė, kuri iš tikrųjų mirštantis alkoholikas. Matai, kad vėl užsidėjo chalatą, net bėga, sakyk. Ir atneša lempą ir iš tavo pusės pastato lempą. Saka, aš dabar žiūrovas būsiu. Eina žiūri, matau. Ir tu tada rodai savo spektaklį. Pupa vadinasi. Pupa? Aha. Papasakok, kaip tai atrodo. Apie tai, kaip tu sakai, gyveno ten... Ir pastatė lempą, kad mano įvalnikas matytųsi, kuris kabo. Ne tik įvalnikas. Tavo visas siluetas matos. Gulinčio lovui. Taip, ir tu sakai, ir pasadino pupą. Ir tada tu taip kaldrą ir sakai, ir pupa užaugo didelį iki pat dangaus. Ir jis sako, oi, negalima šito daryti. Ir jinai mato, kaip auga, kyla pupa. Kaip auga pupa, iki pat dangaus. Bet iki pat dangaus aš taip negaliu. Kodėl? Pas mane ten kažkur patiek toks gal. Tu lempą biški žemiau, šviesa eina taip ir ta pupa padidėja, kur žiedas labai baisu. Laužėsi perspektyvą, gaunasi jau zalūpo, žiedas jau toks dangų reno. Ir ką jinai? Jis sako, labai įdomi pasaka, bet man reikia namo. Jis sako, man laikas, 5 jau. Man dar vaiką iš darželio paimti. Vaiką? Ne. Tai gal dar vyrą turi... Ir ne šiandien besako, tu ateis kitą būdinti. Sako, toj blanknotoje pažiūrė, sako, bus vyras būdintis naktį, sanitaras. Ir tu sakai, galiu pabaigti pasaką, labai trumpai, duok tai mautą, pusę minutės. Sako, gerai, 30 sekundžių. Įjungia šitą savo. Ir tu tada sakai, bet visą vasarą nelyja lietus ir pupa nuvyto. Ir mato, kaip nuvysta pupa. Ir tu tada sakai, aš einu mėgoti. Ir einu mėgoti. Ne, tai gal jinai tada susidomaujasi pasakos, gal
evoliucija ir sako, gal pupą reikia palaistyti. Ne, sako, man jau reikia bėgti, man jau rimtai reikia eiti namo, nes autobusas. Tai labai bloga istorija. Bet tai buvo. Na, tik gulnai sako, aš sakau, bet bent jau palaistykit pupą prieš. Galit ne į Valnikos įskirom ašarom savo. Ašarom? Jo, paverkit pas pupą, kur nudžiuvo liūdnai. Jis sakant, nuo lašelinės nusuka tą maišelį su distiliuotu vandeniu. Druska. Su fiziologinė tirpalu. Tai jis sako, galiu su fiziologinė tirpalu paleisti. Jis paleista. Paleista. Ir kas tada? Pupa nuo šalčių dar labiau susitraukė. Jis sako, dabar jau tikrai. Aš susidedu koldrą ir jinai išeina, realiai man taip liūdna, kad pasaka, kad taip jau pupos istorija, ant senelės Javanikos įsėdimo istorija labai gražiai. Pupa žadėjo būti irgi gerais. Ir pradėjo nerdėjantysis, jis viską matė, jis atsičiūkino tuo metu. Ir jis toks, jis prisidėjo tą, kad labiau būtų efektas. Norėtum, kad tavo pupa senelė prižiūrėjo. Paragautų. Arba išrauto. Kaip tam ką ten ropė. Sakai, mėgok, tu pririštus vis tiek. Iš tokio girdžiu, pats kokiu būdu čia atsiveda. Aš jam papasakoju, kad ten tiesiog tai yra... Atsitiktinumo, ten daugiadienė. Kaip, daugiadienė susijusio su... Velykom. Ne, su dar... Gimtadienį. Ne, kalėdinio... Periodų. Korporatyvinių vakarėlių. Man išsitęsė 2 savaitės. Taip. Čia Velykos buvo, ja. Tai čia nuo kalėdinio iki Velykų. Ja. Čia buvo daugiadienis. Daugia mėnesinė, sakyčiau. Jo, jis sako, nusėmė tą, balsas toks iškart paaukštė, kažkokio jaunuko. Sako. Čia kaip tas, kur Vyralų nuėjo kadrai, kur Olandijai televizijos laida, kur neįgalus žmogus kalba aukštų balselių, vedėjas žvengia, negali susilaikyti. Man ten suvaidinto, gal nesuvaidinto. Sėdi toks handicapintas, alandukas ir tas jis vedėjas, nematai. Ir jis tokiu balsu prabilo. Jis sako, seselė, taip man, aš jau buvau be nukeliaujas į kitą pasaulį. Aš jau ten buvau. Mirdinėjau. Sako, ačiū tau už inicijavimą šitos pasakos vakarėlio. Aš jau mačiau tunelio gale ten kažkokią šviesą. Sako, už staiga pajuntų tokius syvus ant įbalnikų. Raudonkį praeitį. Jo, taip skanu ir taip gerai viskas. Jis sako, aš nusprendžiau grįžti. Ir mano archangelas staiga pasirodė virš tunelio, nusileido, kur tunelį nusileido. Tunelio gale. Sako, važiuok, kad grįžtam. Sako, aš grįžau. Viskas. Dabar sako, daugiau negersiu, niekada. Tikrai. Kad tik senelė. Dar sako, kaip paleisi iš ligoninės pirmą dieną, išsigersiu. Bet daugiau tikrai niekada. Tu sakai, aš irgi. Ir aš jau sakau, įsivaizduok, tu dabar buvęs klinikiniai mirti, kur visi pizdėjana apie šviesą tunelio gale, tu galėsi aiškinti, kad tu buvo ne šviesa tunelio gale, jos irgi buvo, bet žymiai svarbia buvo, kad tau raudonkepuraitės syvai ant įbalniko buvo embedinti. Taip. Sako, jo, tu teisus. Aš net gal knygą parašysiu kaip druktėjai. Knygą, filmą padarysiu. Ir norėsiu pas Janutinę kaip druktėjai. Tu tada sakai, bet tu neprisižadėk, neaišku, ką tu padarysi. Gal nieko nepadarysi. Aš sako, ne, aš norėsiu ir pas Janutinę, ir pas Kliuvečką. Jeigu jiem bus įdomu. Nu, bet čia patustoronė dalykai. Jisai sako, bet aš tai pateiksiu kaip valdžiukas nusikaltimus prieš mane. Taip. Ir tada jie turėtų ištransliuoti šitą visą. Ja. A tu buvai irgi kažkada klinikiniai? Aš esu buvęs klinikiniai. Jokio nebuvo nei tunelio, nei arkangelo, nei iš visos. Nieko nebuvo. Buvo tik labai chujovo, kai atsipeikiau. Tas buvo didžiulis šokas nuo toksino. Čia ne mano šeimininkui buvo tiesiog naukaino suleido jam, norėjo tonzulės pjauti ir ten sekundžių bėgėje blackoutas, pusę minutė lygiai be pulso, parašyta buvo dokumente.
Ir viskas, atčiūchino, ten adrenaliną leido, kažką lietai leido, kad karščio nebūtų daug dar. Kažkokius 3 kolų suleido ten šalia operacinė ir vyko. Bidžysus paleido? Ne, Bidžysus nepaleido. Štaina laimė? Neturėjo šitą. Novokainą? Leidžiam Novokainą, Bidžysus? Bet ten jinai buvo viena. Susitvarkė. Pasodinam, vyksta, operacija iš esmės. Kad ir nebendranė jautra, kad ir netokia baisi invazija, kaip ten prapjauti pilvą, bet vis tiek tai yra kažkas tokio, kur turi būti asistentas. Ne, jinai viena pasodina mano šeimininkai į krėslą tokį inkvizicinį. Čia diržais rankos, mano šeimininkas ten sako, labai pasidarė nejaukų. Nors jam pripasakojo, kad nuskausmins, kad pati operacija nieko baisaus, baisų rehabas, labai skauda po to. Tai jis nusiteikęs, kad nieko baisaus, bet suleidžia Naukaino vieną špūlę į viršų dešinę, antrą špūlę į apačią dešinę, pereina jau kitą pusę ir jis blekautina nuo tokios dozės. Blekautina visiškai, negyvai. Minutę be pulso atsičiūchina, stovi ant kelėnių ir ta šlikštynė jam va čia mojoja šitą. Ką šlikštynė? Ta chirurgija. Tai jinai gera, jinai išgelbėjo? Jinai vos neužmušė. Jinai visų pirma nepaklausė, ar tu alergiškas Novokainui. Čia sovietmetis buvo, čia 8-3, 4. Nepaklausė. Nors mano šeimininkas jau tuo metu žinojo, kad jis alergiškas, nes jis turėjo nuotykį Subačiaus Loro ligoninėje, kur jam ten buvo šunvotė ausį išdygusi ir jį ten hospitalizavo, ir jam seniai ten išvarvėjo, bet jam vis tiek leido peniciliną kas 6 valandas. Ir jau išbrinkė šikna labai skausmingi dalykai. Kas 6 valandas peniciliną iššikna, nors jau seniai galima buvo išrašyti, nes jau seniai išpliau. Tai ten palatoj toks žmogus gulėjo, kuris papasakojo savo seseriai, kuri medikė. Ir ta medikė tam mano šeimininkui davė Novokaino ampulę, sako, kai tu eini procedūrinį, tegul tau primaišo, kad nebus suskauda. Ką jis pradėjo daryti, bet pradėjo ilgainių po kelių tokių injekcijų temperatūrų, užkilo iki 40, kažkaip baisus dalykai. Tai tada paaiškėjo, kad jis alergiškas. Tai ta sesė negera. Tai jinai nežinojo irgi. Bet ta chirurgija neturėjo paklausti, alergijų kokį nors turi. Ne, nereikia. Mano šeimininkas viena koja buvo kitam pasauliu. Ir jis sako, čiučiuchino, jaučiasi taip blogai, kaip baisiausias savijauta, ten pykinimai, baisu. Ir jinai jam vedina su ranka tą jo ligoninės pižamką ir pučia iš savo jabaliko tenorą, šaldo nugarą, gaivyną. Šaldo iš burnos. Tada jį paguldo, ten jis gana greit ir atsičiuchino. Šokas, kuris greit užėjo, greit praėjo, tai gerai, kad gyvas lik. Guldo jį ant stalo ir kažką lietai leidžia. Lietai, nes greit negalima, nes užkils temperatūrą. Ar ten adrenalinas, kas aš nežinau. Čia tikra istorija. Tai jokio ten balto tunelio, baltos šviesos juodo tunelio nebuvo. Bet Raudonkepuraitės pasaka. Istorija tiksliau. Tai žiūrėk, tai aš guliu sekančią dieną, bet man jau gerai. Tas vis dėlto numirė. Vis tiek. Nes užpiso, jis jau numirė. Jis čia dažnai būna prieš mirtį toksai atsigavimas ir jau lyg tai viskas numirė. Ir ten nieko naujo neatvežė. Ir sekančią dieną jinai ateina į darbą. Vėl budėti. Sako, senelė numirė. Tu sakai, nenumirė medžiotojas, šitą pilvą prapjovė ir ištraukė Raudonkepuraitį. Viskas gerai. Aha, jau. Nes ten, tu sako, kaip? Tu sakai, ten buvo ne senelė, ten vilkas buvo, kuris apsimetė į senelę. Kuris suvalgė Raudonkepuraitį. Ir jis tik gana sako, tai ką, aš vilkai buvo ant veido atsisėdus. Sakai, taip. Tada tu apsimetė, kad ir sakai, ten jūs buvo? Aha. Sako, taip. Tu sakai, aš galvoju, kad ten Raudonkepuraitė. Tu sakai, ne, čia aš vaidinau Raudonkepuraitę, aš tą apgavau. Jis sakai, tu aš mačiau tik šešėlį. Tai nemačiau, kad čia jūs. Kas? Labai įdomi istorija. Rutuliuojasi, klausau. Tai jis sako, tai aš noriu pratęsti, bet tu sakai, bet vilko nebėra. Vilkas jau morgė. Nebent sakai, galime eiti į morgą. Pratęsti, tai sako, nereikia. Jūsų jumoras labai jaunas. Jis sako, aš noriu pratęsti apie pupą, pasaka. Sakai, kad ten baigėsi ten pupa nuvyto. Jinai sako, gal jie galima atgaivinti. Aš sakau, žinai, čia nebent antras sezonas jau. Jeigu pirmas buvo geras, tai darom antrą. Jinai sako, nekantrauju. Tada sako, aš bėgu vėl už firmos, pastatė man lempą prieš tai. Ir sako, pupa.
Aš nusiimu kodą, Taip. pupa pradeda augti. Ta, Užauga sky high. ta, vėl lempa pažeminai, Jo. pupa iki dangaus, Taip. paskui užaugo pupa iki dangaus. Ir jis sako, kas dabar? Ir O tu tada, nežinai, ką toliau daryti. tu tada darai, kad tu taip eini per pilvą, sakai, ir ateina berniukas. Jinai sako, o. Ir tu tada darai, ir lipa į pupą. Ir, rodai, kaip berniukas lipa į pupus patį viršų, Taip. kad nuskinti pupą. Taip. Pupa tai augalas, Taip. bet jinai užaugina Vai, plodo. šitus inkštirus. Kaip vadinasi? Inkštinis. Ankštinis. Ne inkštinis, ankštinis. Taip. Ir tai labai skani pupa viena viršų. Vadinkim tai. Ir jinai sako, taip, ir kas toliau?